Šiandien aš papasakosiu jums trumpai apie Gediminą ir Vilnių. Įkūrimą. Gediminas yra vienas iš Gediminaičių giminės, ar kitaip sakant, dinastijos. Jis dar išplėtė Lietuvos teritoriją. Valdė nuo tokių iki tokių metų. O dabar apie Vilnių. Gediminas iš Kernavės sostinę perkėlė Trakus, o 23 Vilnius tapo sostinė. Kai Gediminas po medžioklės sapnavo sapną apie geležinį vilką, jis staugė tokiu stipriu garsu. Tai žiniai jam pasakė, kad reikia statyti naują sostinę, didžiulį miestą, kad apie jį žinotų visi. Gediminas pradėjo rašyti laiškus visai Europai. Ir tai viskas šiandien. Ate.